Tai turbūt reiktų pasakyti, kad motyvuota rytą visiems susirinkusiam. Ne? Ir motyvuota rytą, kas žiūri mus nuotoliu, ir motyvuota rytą, kas mus žiūrės įrašę. Turbūt sutiksime, kad šiandien, turbūt nei vienas neabejojam, kad šiandien fantastiška diena. Motyvuota. Bet turiu mums visiems klausimą. Kaip manot, kiek ilgai jinai truks? Matau šypsenas, ne? Dažniausiai atsako, gal iki rytojaus. Ne? Pas ką iki rytojaus? Tik pas vieną, o pas ką savaitę? Ai, tai jau 4, o pas ką mėnesį? Tai klausykit, tai reiškia iki šiandien dienos pabaigos. O tai tau. Tai tiesą sakant, iš tikrųjų ta motyvacija yra toks įdomus kūrinys, bet kaip sakė Kotryna, nuo amžių mes ieškome, tai kaip čia tą motyvuoti, kaip užsikurti, ne? Ir iš tikrųjų vyksta labai daug paradoksų su ją, nes mes norim kažką padaryti, kažką nuveikti, kaip čia pasakyti, sakom, rytoj bus geriau, bet čia kaip yra tam posakiai, mane kvietė svajonės, nuotykiai, didi veikla, bet sofa šaukia garsiau už visus. Ir tada mes sakom, tiek tos. Tada dar pasižiūri mane, paskrolinam, žiūrėk, tas ir tą veikia. Ir tada sakom, tai iš manęs čia nieko gero. Ir taip kiekvieną dieną keliaujam. Tai aš noriu mus pakviesti, dažniausiai mes ateinam į konferencijas, mes į seminarus, į webinarus, mes prisirinkam beproto daug informacijos. Tik tai klausimas, kas su ją paskui įvyksta. Aš pabaigoje pasidalinsiu vienu labai stipriu pavyzdžiu iš realybės. Tai dabar 3 minutės. Daug, ne? 3 minutės. 30 sekundžių sutarkim. Pauzės ir pasikalbėjimo su to pačiu protingiausiu žmogum savim. Va dabar kiekvienas pagalvokit, gal net telefone užsirašykime į nautus ar laišką patys savo atsiųskime. Vat ką aš norėčiau po šiandien dienos daryti? Gal yra kažkokie nauji dalykai, ką išgirdom? Pavyzdžiui, kaip Aušra gerbiama pasidalino, ne? Mes čia dabar tokie patekom į tokį nuovargio sūkurį. Gal noriu būti mažiau pavargęs ar pavargusi, nors geriau būtų formuluoti daugiau energijos, ne? Nes tas žodis pavargęs jau motyvuoja atitinkamai. Gal kažkas nori pradėti kažkokią užsiimti fizinę veiklą. Gal, pavyzdžiui, darbe jaustis geriau. Pagalvokit, 30 sekundžių, kažkokį norą, ko noriu. Jeigu atsiminsit, palikim, jeigu neatsiminsim, užsirašykim, nes maža ką gal pabėgs, o gal pasikeis ir nuomonė. Tai iš tikrųjų, kodėl man visą laiką įdomu priežastis, nes žinot, mes su pasiekmėm tai nuo ryto iki vakaro keliaujam, ne? Turim faktą ir sakom, neišėjo. Tai iš tikrųjų man visą laiką įdomu, kodėl mums nepavyksta, ar pasiekti norimo tikslo, ar kažkokios idėjos įgyvendinti, ar paprasčiausio dalyko gal valgyti sveikiau, ne, savo pasižadėjome. Ir čia yra tokios kelios priežastis. Jeigu žiūrėti apskritai mus, kaip mes esam sukurti, bet tiesą sakant, aš tas priežastis vadinu mitais. Kodėl mitais? Todėl, kad labai dažnai būna sako, tas žmogus pats nežino, ko jis nori. Ne? Būna kalbė ten su drauge, su draugu, su kolega ir tas kolega sako, jau nuo rytojaus darysiu. Ir kaip sekės, žinok, biški neišėjo. Biški čia tas, anas, 3, 4 pasiteisinimų turim daug. Ir tada sakom, tai tas žmogus pats nežino, ko nori. Arba mes net patys kartais būna sakom, jau patys nebežinom, ko norim. Bet iš tikrųjų, mes labai aiškiai visada žinom, ko mes norim. Taškas. Va ten kažkas patvirtino, kad tikrai žinom, ko mes norim. Nes pats lengviausias būdas išsiaiškinti, ko mes norim, tai yra tos 30 sekundžių tylos, kurios šiandien tapo prabanga. Nes mes esam fantastiškam lėkime, tiesiog įsitraukę į jį. O taip atsisėdi ryte, dieną, vakare, bet kada, nes gali susitikti su savim visada, kiti gali būti užimti, bet tu visada esi laisvas. Ir savęs paklausti, ko šią minutę noriu? Visada ateis atsakymas, bet tada atsiranda kitas velniukas, kuris sėdi ir sako, negalima. Fantastiškas pavyzdys, pietus.
ane? Sakom, norėčiau papietauti. Bet tada kitas velniukas sėdi, žinok, nespėsi padaryti darbų, tada susirinkimas, dar nepasiruošiai, dar reikia ne, šiandien nevalgom. Ne? Bet mes norim valgyti. Tik tai klausimas, koks tas velniukas arba tas bjaurybės sėdi viduje ir sako, ne, tu nevalgysi. Mes galėsime žvilgtelti. Antras dalykas yra tas mitas, man trūksta motyvacijos. Bet iš tikrųjų mums netrūksta motyvacijos. Kam pritrūko motyvacijos šiandien ateit? Šypsena kelintis klausimas, ne, ir net būtų keistas, mums net nekilo klausimas, ar noriu, ar nenoriu, pirmyn tik tai. Mes visada turim motyvacijos. Tai čia yra antras mitas. Na ir tada fantastiškas mitas, ypatingai jeigu nepavyksta ten, sakykime, ar sportuoti, ar valgyti sveikiau, ar daryti kažko, ar panašiai. Sakom, tai vadinasi visa paslaptis tinginystei, nes mesgi vis kultivuojam tą frazę, kad žmogus gimė tinginys ir apskritai nėra jo čia ko trukdyti. Ir palikim ramybei. Tai iš tikrųjų mes nesam tinginiai. Dabar tik priimkite teigiamai keletą pavyzdžių. Kada yra tikroji tinginystė? Va dabar grįžtų namo po darbo, griūnam iš nuovargio, įsijungiam televizorių, ten kažką rodo ir sakom, taip tingiu perjungti ir neperjungiam. Taip praktiškai nebūna turbūt, ne? Jeigu rodo kažkokią nesąmonę ar man kažkas nepatinka, mes sakom, greit perjungiu, kad čia man negadintų nuotaikos. Arba kitas pavyzdys tikrosios tinginystės. Palaimingas šeštadienis. Atsibundu ir tada staiga galvoju, taip noriu į gerą vietą. Taip, bet taip tingiu. Ir neinu. Tai va čia yra tikroji tinginystė. Tai reiškia, tų tinginyšių, jeigu pasižiūrėsime, jų tikrai yra mažai. Tai reiškia, nėra paslaptis toj tinginystė ir tai yra tikrai mitas. Tai iš tikrųjų, kur yra tie dalykai, kodėl, pavyzdžiui, gal kažkas, sakysit, noriu turėti daugiau energijos, kad mano šeimoje būtų smagiau ir jaukiau. Yra netgi tyrimas, pasirodo, kad 70% mūsų elgesio lemia aplinka. Ir tada aš visą laiką keliu klausimą, o tai kas kuria tą aplinką? Taigi ne kitas, žmogus, nors mums smagiau būtų pasakyti, kad šitas man sugadino nuotaiką, ir pas man neliko motyvacijos nieko daryti, Nes, pavyzdžiui, gal irgi šiandien ryte jau su gera nuotaika, į konferenciją sakiau, pasisemsiu žinių, bus faina, skambutis. Tada sakai, sukniso visą dieną. Ir nebeliko tos motyvacijos. Tai mintis, kodėl taip staiga nutinka, kad atrodo, tu turi to gero ketinimo, gero noro ir atrodo susikalbi su savim, bet neįvyksta tas, kas norėtum, kad įvyktų. Tai toks mažas diskursas, kaip iš tikrųjų mes veikiam, nes vėlgi man labai patinka, čia žinot, kaip ateini pas gydytoją, įsivaizduokime tokią situaciją, ateini pas gydytoją, tik pradarai duris ir jis tai sako, jums vaistų nuo šiltinės. Ir taip pagūščiotumėm pečius ir sakytumėm, keistas tas gydytojas, nei paklausė, nei kas, nei kaip. Tai lygiai taip pat ir mums kartais, kad mes žinotumėm, kaip mums padėti patiems savo, būtų gerai žinoti priežasčių arba bent jau surasti tų priežasčių. Tai jeigu taip pasižiūrėti, mes kiekvienas iki darom kažkokį pasirinkimą, Pavyzdžiui, kolega mus sunervuoja, arba antroji pusė sunervuoja, arba vaikai, ir mes tada darome pasirinkimą, kaip reaguoti. Mes dažniausiai norim tai iš tikrųjų pasakyti, kad, sunervino mane, ką čia šnekėti, ašgi tiek turiu gerų ketinimų. Taigi aš taip fainai elgiuosi visą laiką su šypsena, bet čia tas žmogus. Aš tarp kitko vienas tik savo antrai pusėje kažkada sakau, žinai, sakau, man toks įspūdis, kad aš pastarąsias 2 savaitės labai bambu. Mano antroji pusė sako, žinok, ne 2 savaitės. Jau metai. Ir tada galvoju, atrodo jau, lyg dirbu su savim, bet pasirodo dar yra kur. Tai žodžiu, kur yra ta mūsų veiksmų esmė? Tai yra pasirinkimai, visų mūsų veiksmų esmė. Ir kas nutinka, kai mes renkamės? Mes visą laiką renkamės tai, kas duoda daugiau naudos. Bet tai kartu ir vyksta tokiam, nėra taip lengva, aišku, sakysit, Liana pašnekėjo, sugrįžau į praktiką, čia teorija įvyko, ten praktika ir niekas nevyksta. Tai kodėl tas niekas nevyksta arba kaip? Žvelgiant, mes visą laiką renkamės per naudą, ta, kuri susikūrė per ilgą laiką. Ką tai reiškia? Pavyzdys, paimkime arbatinuką,
yra tie 3 mitai. Tai pirmas mitas sako, nežinau, ko noriu. Įsivaizduokim verdantį arbatinuką, mes prilėtėm ranką tą verdantį arbatinuką ir tau savo sakom, nu nelabai žinau, ar čia noriu tą laikyti ranką ar nenoriu, nu tai netitrauksiu. Keistai skamba, ne? Antras mitas sako, kad trūksta motyvacijos. Prisilietėm prie verdančio arbatinuko, sakom, nu trūksta tos motyvacijos atitraukti. Nu tai laikau toliau. Irgi juokingai skamba, ne? Tada kitas mitas sako, kad tingiu. Vėl pridėjom prie verdančio arbatinuko ranką, sakom, nu taip tingiu atitraukti. Ir netraukiam. Tai iš tikrųjų, vėlgi, čia yra mitai, tai kaip mes priimam sprendimus. Sprendimus mes priimam per mūsų, taip kaip mes esam sukurti, jeigu taip žiūrėti nuo pačių pradžių, ir tikiu, kad kiekvienas čia salėje esantis mes žinome, kad kaip veikia tos mūsų smegenis. Bet jeigu labai trumpai, kas prisimena, kiek smegenų rūšių mes turim, išskyrus stuburo, tik galvoji. Dažniausiai sako 2, kairiosios ir dešiniosios smegenų pusrutulis, ne? Ne. 3. Tai yra taip vadinamos pačios pirmosios, kurios prieš daugybę milijonų metų susiformavo, tai yra tos vadinamos reptilijų smegenys arba taip vadinama amigdala. Ir iš tikrųjų, jeigu žiūrėti, tų mūsų smegenų paskirtis yra garantuoti mums išlikimą. Kaip jos garantuoja mums išlikimą, mes matom kiekvieną dieną. Pavyzdžiui, važiuoju automobiliu, ne, matau, kad į mane atsitrenks kitas automobilis. Nu mesgi nesėdim ir negalvojam. Dabar turiu pasukti. Ką darom? Staigiai sukam. Tai vat jeigu kartais mums gyvenime labai sunku kažkokį priimti stipresnį sprendimą, kuriam reikia gal mes pavadintumėm drąsos arba kažkokio kitokio kriterijaus, tai padėkokim to mūsų reptilių smegenim arba migdoliniam kūnui, kad jisai stengiasi mus apsaugoti. Tada mes turim tokias taip vadinamas emocinės smegenis, kurių paskirtis rinkti visą informaciją nuo pirmosios dienos, kai mes atsiradome šiame pasaulyje, ir jų yra geroji paskirtis viską, ką mes renkam kaip informaciją, paversti į mūsų įgūdžius. Ir čia vėlgi yra geroji pusė, nes tada mes lyg tai greičiau padarom, bet emocinės smegenis turi vieną labai įdomų aspektą. Kadangi jos susijusios su emocijom, tai jos labai nori būti komforto zonui. Padariau įgūdį ir dabar 100 metų ir keliaukim. Tai va, jeigu kolegos kalba, ne, jūs siūlot kažką naujo ir jie sako, nu žinok, taip neveiks. Tai reiškia, tos emocinės smegenis sako, žinok, reikia išlaikyti, kad būtų komfortas. Ir čia nutinka daug vėlgi įdomių dalykų, kad tos mūsų migdolinis kūnas kartu su emociniam smegenim sudarė sąjungą ir pavirto psichologijoje taip vadinamų impulsyviuoju aš. Ir tada mes turim racionaliasias smegenis. Tai yra smegenų žievė, kuri priima sprendimus. Mes planuojam, dėliojam, galvojam, svajojam ir kas yra labai svarbu, priimam laisvus sprendimus arba pasirinkimus. Ir čia yra taip vadinamosios mūsų racionalusis aš. Kas vyksta mūsų realybėje? Kodėl, vat, pavyzdžiui, sakykime, išeisim su ketinimu, kurį gal net pagalvojot, užsirašėt ir panašiai, kodėl jisai gali neįvykti, arba kodėl mums užteks motyvacijos dienai, gal savaitėj, gal mėnesiui? Todėl, kad vyksta taip vadinama 2 aš kova. Tai yra tas mūsų impulsyvusis aš, tai yra stengiasi išlaikyti mūsų status quo ir tai emocinės smegenys, jos stengiasi padaryti viską, kad mes nieko nekeistumėm. O racionaliosios smegenys ieško patvirtinimo, kad ar į išorės einame ne į konferencijas, ieškom tos informacijos ir tos smegenys sako, darom. Ir tada realybėje įvyksta taip. Atimkim pavyzdį, bėgiojimas, sveika mityba ar kiti dalykai. Žiūrėkit, ar galiu pakviesti arčiau? Nes dabar žiūriu taip, ir ten kitų yra. Ateikit. Čia dabar emocinės smegenys sako, ne. Ar galiu? Drąsiau, nes ten yra ir kitų, kurie už durų net yra. Jo, ateikit. Nu tai imkim tą mūsų bėgiojimą ar sveiką mitybą. Aš pati irgi pasidaviau aplinkai, čia buvo populiaru bėgiok, nu ir galvoju, reikia išbandyti. Šiaip ir aš labai, apskritai mėgstu labai išbandyti. Nu tai ką, su bėgiojimu vyksta taip. Pirmas rytas, taip atsibundi ir galvoja, gal šiandien nebėgsiu, nes biški batai netie. Tada kitas rytas, jau nusipirkai batus, kitas rytas jau bėgsi, bet sakai, maikutė biški netinka šitam orui. Tada jau nusipirkai maikutę, tada vėl kitas rytas sakai, taigi nenusipirkau šito daikto, ne? Kad ten muziką pagrotų ar paskaičiuotų ar panašiai. Nu, žodžiu, jau viską susipirkai, jau nieko neįmanoma pirkti, ne? Paskutinė stadija.
Ir tada sakai, nu, klausyk, tai dabar jau bėgsiu. Aš iš vakar susitariau, kad bėgsiu, aš kaip kitas ryte pradeda dialogą. Aha, klausyk, jau viską susipirkau, bet gal nebėgu, žinok, šiandien oras nelabai koks. Mūsų impulsyvusis aš sako, taigi pasakiau visiems kolegom, kad bėgsiu. Racionalusis, atsiprašau, aš sako, taigi pasakiau kolegom, kad jau bėgsiu. Impulsyvusis aš sako, pasakysiu, kad sunegalavau. Racionalusis aš sako, bet žinok, aš jau praeitą kartą sakiau. Impulsyvusis aš sako, nu kažką sugalvosi. Ir va tada prasideda ta vidinė kova, ne? Impulsyvusis aš ieško priežasčių, kaip nedaryti, racionalusis aš sako, bando įkvėpinėti, ne, tos ieškoti motyvacijos. Ir tada va nutinka labai įdomus rezultatas. Mes tokį liktai ieškom kompromiso, dabar sakom, ieškokim kompromiso, bendradarbiavimo ir su pačiais savim. Ir mes tada taip nusiraminam, sakom, o, klausyk, nepabėgiojau, bet ką padariau? Pamiegojau. Nu, faina, žiūrėk, vis tiek kažkokį rezultatą turiu. Ir čia turbūt būtų, nu, tokia, gal dabar visas iliuzijas sugriausiu. Nes iš tikrųjų tai kokį rezultatą mes turim? Nu, jokio, ne? Iš tikrųjų nepabėgiojom, bet ir nepamiegojom. Nu, koks tas miegojimas, kas 5 minutės tą žadintuvą mygti, ne? Atsikeli toks pusiau gyvas, sakai, nu, gal kaip nors šiandien. Ir va tada tas dialogas, jisai iš tikrųjų, koks yra jo paradoksas. Jis atima be proto daug jėgų, nes tada mes pradedame sakyti, nu, va, aš nefaina, žiūrėk, kitiem gauna, man nesigauna. Ką tokiu atveju daryti? Išminčius kažkada bendravo su berniuku ir sako, žinok, mumyse yra 2 vilkai, baltas ir juodas. Ir jie nuolat tarpusavyje kovoja. O berniukas ir klausia išminčiaus, o tai kas iš jų laimi? O išminčius ir sako, tas, kurį tu daugiausiai arba dažniausiai maitini. Tai jeigu žiūrėti, kodėl kviečiu nustoti mus motyvuoti? Tai, kad motyvacija yra labai trumpalaikė viešnia. Kodėl klausiau pradžioj, nu kiek truks? Tai sakėm iki, kelintą ten masinė evakuacija, 17 valandą, ne? Nu tai va, iki tada bus motyvuota, tada tik tai pražiūri, kiek ten gavai pašto žinučių, pranešimų ir taip toliau, ir motyvacijos po 15 sekundžių nebėra, ne? Nes tada vėl krenti į darbus. Tai ne motyvacijos gal ieškoti, vėlgi jinai trumpalaikė labai viešnia, po bet kažkokios, sakykime, išorinio dirgiklio jinai gali pasikeisti, bet keisti tai įgūdžių. Ką reiškia keisti įgūdžių, ne? Tai yra savęs pasiklausti. Ką dažniausiai arba kurį aš dažniausiai stiprinsiu, ne? Ką reiškia stiprinsiu? Tai reiškia, kurio aš naudai aš priimsiu sprendimą. Imkim tą patį bėgiojimą. Pamenu irgi, galvoju, nu, bėgu. Eksperimentas, išbėgu 1 dieną, nu, visai neblogai jaučiuosi, čia parkas, gražu, išbėgu 2 dieną, 3, 4, 5 dieną jaučiu, kad aš energijos neturiu visiškai. Nors atrodo, bėgimas tave turi pakrauti, ne? Ir taip galvoju, tai palauk, Lena, pirma mintis, kas su tavim negerai. Visiems tinka bėgiojimas? Pastebėkit, kaip mes dažnai bendravom su savim. Visiems tinka, o tau staiga netinka. Na ir tada galvoju, vadinasi, gal čia ne mano sritis. Ir pasirodo, iš tikrųjų ne mano sritis, nuėjau pas kineziterapeutę, o jinai sako, Lijana, pagal jūsų kūno, taip kaip sukūrė jūs tėvai, jums negalima bėgioti. O galvoju, nu gerai, nors tiek, ne? Valio, gavau patvirtinimą, kad nereikia bėgioti. Tai ką reiškia priimti tą sprendimą? Nebus lengva priimti tą sprendimą. Ir kodėl dažniausiai mums nepavyksta? Todėl, kad gali būti, kad greičiausiai mes priimam sprendimus dažniausiai to impulsyviojo aš naudai. Tai yra labai svarbu priimti sprendimą to racionaliojo aš naudai. 5 kartai yra greitoji pagalba mūsų racionaliajam aš, kad jisai sustiprėtų ir, pavadinkim taip, laimėtų prieš tą mūsų impulsyvųjį aš. Tai ką reiškia, kaip čia pasakyti, padėti jam? Tai silpninti priežastis arba kelti savo ūpą. Čia yra tik tai keletas būdų ar metodų, tikiu, kad mes jų daugybei
esam atradę, išmąstę, patys pajautę, ne, tik tai toks gal užtvirtinimas šiandien dieną. Tai mokslininkai yra atradę tokį labai įdomų faktą, kad mūsų smegenys mums padeda tik tai tada, kai mes aiškiai žinom, ko mes norim. O aiškiai žinom, ko mes norim, tai yra tada, kai mes užsirašom arba deklaruojam, dabar yra žodis gražus manifestuojam, ne? Tai yra pasakom, aš darysiu tada ir tada. Tai reiškia susitarti konkretų laiką su savim ir gal net užsidėti žadintuvą. Tai vienas dalykas, tai yra tikslus laikas ir apibrėžimas laike. Vienas pastebėjimas. Na, mes tokie esam perfekcionistai. Arba viskas, arba nieko. Nu, tai jeigu bėgt, tai jau bėgt valandą arba pusantros, ne? Nes kitaipgi neverta. Mano pažįstamas irgi nebėgęs gal porą metų, daug viršsvorio prisiaugino. Nu, ir jis irgi toks perfekcionistas, išbėgo, sako, nu, tai jeigu bėgt. Nu, ir sako, išsikviečiau greitąją. Tai va, tai geriau pradėkim nuo mažiuko kažkokio dalyko, nes geriau mažas ir įvykęs, negu didelis ir paskui su įvairiais niuansais. Antras dalykas tai yra susikaupimas. Ką reiškia susikaupimas? Pastebėkime mes, kuo toliau, labai gražiai ir Viktorija sakė, ne, tas susikaupimas mūsų vyksta dabar visais įmanomais išoriniais kanalais, ne, žiūri televizorių, scrollini, dar skaitai knygą, gal kažkas dar mezga. Tai reiškia, mes visus kanalus, kuriuos tik įmanoma, susikūrėme. Arba mūsų smegenys yra sukurtos taip, kad jos reaguotų, ne, jeigu yra kažkoks dirgiklis, nu jos negali nereaguoti. Tai į ką aš susikaupsiu? Ar tik į tą vieną dalyką ar į daug? Nėra lengva su savim susitarti. Nes po kelių sekundžių, pastebėkit paprastą pavyzdį, ne? Sakom, papostinsiu kažką Facebook'e. Mes įsijungiam Facebook'ą su mintim papostinti. Ir staiga tu save pagauni kur? Tu skaitai ir jau 15 minučių. Tai va tas susikaupimas irgi labai svarbu užsidėti gal pavyzdžiui žadintuvą 10 minučių ir po 10 minučių savęs paklausti, aš vis dar tobulėju arba darau tai, ką aš susitariau su savim daryti, ar aš degraduoju ir nedarau to, ko aš susitariau daryti su savim. Kitas dalykas yra telefonas. Nu, čia yra mūsų didysis džiaugsmas ir skausmas, jeigu taip žiūrėti iš tikrųjų. Ir tiesą sakant, mes su juo, tokią stiprią draugystę išvystėme, nes ir kartu jisai mus prisipratino užsiimti labai stiprią niekveiką. Kaip manot, kas yra niekveika? Dar stipriau. Mes dažnai galvojam, pastebėkit, baigėsi darbo diena, grįžom namo, ten atsipalaidavom ir sakom, prieš miegą, ką padarysiu? Dar daugiau atsipalaiduosiu. Tai čia yra taip vadinama niekinga veikla. Kai mes iš tikrųjų nepadedam savo atsipalaiduoti, o dar stipriau mes įkvepiam save ir nesusikaupimui, ir didesniam nerimui, ir kitos dienos neišsimiegojimui, daugeliu dalykų. Tai kartais tą telefoną, aišku, priklausomai nuo to, koks bus jūsų tikslas, pavyzdžiui, jeigu norime būti geresnės nuotaikos namuose, ką ir Aušra kalbėjo, tai gal susitarimas su savim, kad iš visų telefonas namuose, atėjau, taip kaip rūbą pakabinu, taip ir tą telefoną padedu, ne? Ir tada ir vaikam nekils noras žiūrėti, nes vaikai ką daro? Jiegi ne žodžius kopijuoja, o elgiasi. Pastebėkime mus pačius. Sakom, vėluojam, ne, vaiką vedam į darželį ar mokyklą, ir kaip tyčiagi visada raudona šviesa. Nors tu ką? Tai ką darai? Greit vaiką už rankos ir bėgi. Ir sakai, bet tu taip nedaryk. Vaikas tada kitas iki sako, tai jeigu mano mamai tėčiui galima, tai vadinasi ir man galima. Tai tie labai susitarimai, kurie įkvepia ir kitus, mes kuriam aplinką, nes kažkas kitas. Jeigu kalbėti apie ūpo didinimą, savęs paklausti, kodėl? Kodėl man to reikia? Bet mes vėlgi įpratom labai fantastiškai didinti ūpą savo. Vakaras, guliu, ne, bėgu per dieną ir savęs klausiu, kodėl ir vėl nesugebėjau? Kodėl ir vėl nusišnekėjau, ne? Ne apie šitą kodėl. Kodėl aš noriu? Kodėl aš noriu? Nereikia. Čia kitiems reikia. Kodėl aš noriu vieno ar kito dalyko? Bėgti, sveikai maitintis, turėti gerą ūpą, ne, ar kitus dalykus. Kitas dalykas, mes labai dažnai orientuojamės į tai, kad mes sakom, čia sugaišau vėl laiką. Ne,
mes investavome laiką, galbūt mes investavome laiką į tai, kas šiandien man neveikia, ne? Kurio ten, palaukit, paklausė Edisono beroca, ne? Susirinko spauda ir sako, jisai sako, aš 1000 kartų bandžiau tą lemputę, 1000 bandymų dariau ir tie žurnalistai sako, tai jūs 1000 kartų susimovėt. Jisai sako, žinokit, nieko panašaus, aš atradau 1000 kartų, kada lemputė neveikia. Tai gal pradėti ne nuo to, kad man čia reikia būtinai surasti, kas man veikia, bet gal pradėti nuo to, kas man neveikia atrinkimo būdu. Bet vėlgi čia yra labai svarbu 5 kartai, nes mes dažnai pabandom 1 kartą ir metam. Na ir tada tas tikėjimas, ne? Mes dažniausiai kitais pasitikim labiau negu savim, o tikėjimas yra tikėjimas. Tai yra aš einu ir tom mažom atkarpom. Tai va dabar turime 3 minutės likusios iki pabaigos. Dabar kiekvienas pagalvokit, va tam dalykui, apie kurį pagalvojot. Gal tai bus bėgimas, gal sveika mityba, gal geras ūpas, gal kiti dalykai, ne? Tai va, koks tas bus mano mini planas, gal aš nusistatysiu tą tikslų laiką, kada aš susitiksiu su savim, ne? Arba kažką darysiu tas 10 minučių. Gal aš susitarsiu su savim, kad jeigu nevalgau pietų, arba neleidžiu savo valgyti pietų, gal aš pradėsiu ne nuo valandos, bet jeigu dabar iš vis nevalgau, gal nuo 15 minučių. Jeigu valgau tik 15 minučių, gal skirsiu savo pusvalandį. Be abejonės, vėlgi čia tie 2 velniukai susėdė, sakys, ne, nu ką tu čia veiki ir nieko nedarai. Pamenu, kažkada parekomendavau vienam žmogui, apskritai kalbu apie pauzę ir jos gebėjimą mus užkurti efektyvumą ar kaip tik neefektyvumui. Ir mintis yra, kad kas valandą daryti arba 10 minučių, arba kas 1,5 valandos 15 minučių, bet būtų idealu be telefono. Tai pamenu, vienas žmogus sako, žinai ką, Mogišaitė, eik tu velniop. Sako, atėjau darytos pertraukos, pasidariau arbatos kavos, sako, sėdžiu ir galvoju. Geriau, vėl geriau, po kokių 30 sekundžių, galvoju, geriau einu dirbti. Tai va čia vėlgi tas mūsų sąmoningasis ir impulsyvusis aš, kurio naudai aš priimsiu sprendimą, ne? Tai va pagalvokime, čia gali būti iššūkis. Kai mes sugrįšim, sąmoningumas turi kokį įdomų dalyką. Mes pasirodo esam sąmoningi tik 30 minučių per dieną. Visą kitą laiką mes lekime automatu. Mes valgome, atsakome, sprendžiame konfliktus, bendraujame su savim, su kitais. 30 minučių tiek per dieną mes esam sąmoningi. Kažkada dariau eksperimentą, galvoju, reikia pabandyti, kiek vat būnu. Pirmasis sąmoningumas buvo po valandos. Tai reiškia, aš savęs paklausiau, tai ką aš čia darau, kodėl aš čia darau? Antras sąmoningumas buvo po 2 valandos ir paskui nebuvo. Ir tada galvoju, vau, yra ką veikti. Tai, kur sakiau, kad pasakysiu, kas nutinka su mūsų žiniom, pačiai mūsų pabaigai. Tikiu, kad kiekvienas per tą laiką jau pagalvojat, koks bus jūsų planas, arba ką darysit, arba kieno aš naudai priimsite tą sprendimą. Tai pabaigdama, pamenu, vienas tik bendrauju su viena pažįstama ir jinai man sako, žinok, tokią fantastišką knygą skaičiau. Tokią fantastišką knygą skaičiau. Sakau, gal tu gali pasidalinti su manim? Sakau, man nereikia skaityti. Atsakymas. Žinok, nebeprisimenu, nes kitą skaitau. Tai ko norėčiau palinkėti? Geriau vienas dalykas įvykęs, negu 10 ir jų daug. Tai įkvepiančios motyvacijos priimant sprendimą to racionaliojo aš naudai. Ačiū labai už šiandieną.